tai vienareikšmiškai laidinė sistema pranašesnė yra. Gyvenimo kokybė nuo to nesuprastėjo. Jūs turėsite komfortą, jums bus taupomi ištekliai. Taip, kad įsilaužimo tikimybė yra minimali, prisiderinti prie visų prietaisų valdymo, tai dar sudėtingiau negu išmokti vieną programą. Taip. Temperatūrą išreguliuos, šviesą įjungs. Sveiki, čia išmaniųjų namų gidas. Šioje tinklalaidėje kalbėsime apie išmaniųjų namų sistemas, o šiandienos tema yra išmaniųjų namų mitai. Tai Edvinai, koks tau mitas ir dirbant su žmonėmis, kalbantis, koks tau yra įsimintiniausias ar labiausiai įstrigęs? Mitų, aišku, yra daug, bet gal iš marketingo, iš reklamos pusės yra taip sudaryta, kad dabar kiekvienas įsigijęs kažkokį išmanų prietaisą ar įsidėgęs į inžinerinę sistemą, kurią gali valdyti telefono programėlės pagalba arba iš mygtuko, jau tai vadina išmanumu. Pabandysim pereiti, aš čia esu susirašęs irgi 10 pačių man labiausiai įstrigusių mitų ir prašysiu tavęs jos pakomentuoti ar paneigti ar pagrysti. Pirmas mitas, kaip ir pats minėjai, reiškia tam tikras funkcionalumas, automatizuotas funkcionalumas ar jau yra išmanumas. Tai pavyzdžiui, savaime ar iš nuotolinio pultelio užsitraukiančios užuolaidos, ar tai jau galima laikyti išmaniuoju namu? Ne, mano nuomonė tai yra palengvinantis sistemos valdymo dalykas, bet tai nieko bendro neturi su išmanumu, nes vis viena, išmanus namas turi žinoti apie visas sistemas vienu metu ir jos turi sąveikauti tarpusavyje. Tas išmanumas ten ir pasireiškia, kad įvykus kažkokiam veiksmui turi būti atoveiksmis sistemos atsakas tam veiksmui. Kaip pavyzdžiui, užuolaidų pats savaime užsitraukimas jis nėra kažkoks toks įvykis, bet pavyzdžiui, jeigu atsisuko saulė ir pradėjo kaitinti butą ar namą, tai sistema turi suprasti, kad temperatūra kaista ir kad neeikvoti energijos išteklių patalpos vėsinimui, tarkim, tada tik užtraukiamos užuolaidos be naudotojų įsikišimo. Kitaip tariant, namas jau žino, jeigu yra reikalinga šiluma, tai jisai gali neužtraukti tada užuolaidos. Pavyzdžiui, žiemos metu galbūt kaip tik galima paimti naudą iš tos šviečiančios saulės per langą. Ir standartiškai įdėję į kažkokį kalendorių ar ten laikmatį tą užuolaidų užsitraukimą, tai mes iš to nieko neišlošiam, bet jeigu mes stebi namas ir tos patalpos temperatūrą ir jis pats apsprendžia, ar reikia šildyti ar vėsinti, ir tai atitinkamai reaguoja į tą sistemą, ar užtraukti tas pačias užuolaidas ar ne. Tai jau yra išmanu. Rezimuojant, turbūt reiktų pasakyti, kad išmanus namas tai yra harmoningai veikiančių visų namo inžinierinių sistemų visuma. Taip. Sekantis mitas būtų, ar visi išmanaus namo įrenginiai turi būti to pačio gamintojo? Ar yra prisirišimas prie gamintojų? Priklausomai nuo sistemų, sakykime, gal taip. Sistemų yra išmaniems namams įvairių, bet konkrečiai kalbant apie mūsų diegiamą sistemą, rekomenduojama KNX sistema, ji yra dažniausiai laidinė ir KNX sistema yra kaip standartas, kuriam priklauso labai daug gamintojų. Tai kas garantuoja, kad kiekvieno gamintojo tos pačios sistemos prietaisas bus suderinama tarpusavy. Todėl nesakyčiau, kad reikalingas vienas gamintojas. Patys gamintojai to norėtų ir yra kai kurie gamintojai, kurie sukuria savo specialią sistemą uždarą, sakykime, kaip telefonų ar ten IT pasaulyje Apple ar ne, su kitais prietaisais neveiks sistemos. Tai yra toks variantas, kur tada jūs neišvengiamai prisirišat prie vieno gamintojo ir turit naudoti tik jų prietaisus.
Bet KNX atveju tai jūs turit visišką laisvę rinktis skirtingus dizaino elementus, skirtingų gamintojų, funkcionalumo ir panašiai. Tai čia yra didelis privalumas KNX-o. Turbūt verta paminėti, kad yra susidalinimas, yra vieno gamintojo sistemos, kuris taip pat sukuria visus ir prietaisus, ir programinę dalį, ir tada yra labai didelis prisirišimas prie to gamintojo, ir yra tam tikri standartai, pagal kuriuos dirba daugelis gamintojų, reiškia, išmanaus namo valdymo standartai, sakysim, tai protokoliniai standartai. Taip, ir tai užtikrina pačios sistemos ilgamžiškumą, kad pasitraukus iš rinkos vienam gamintojui, ten dar labai daug gamintojų vis tiek yra toj srity, ir jūs nerizikuojate ateityje netekti palaikymo ar neturėti galimybės atnaujinti sistemos, jeigu ta kompanija, kuri gamino sistemą, išnyktų. Taip, tai mūsų rekomendacija būtų tikrai rinkti sistemą, kuri nėra vieno gamintojo, kur kadangi namo projektas, jūsų būsto projektas dažniausiai yra ilgaamžis, jisai nėra skirtas, reikia galvoti ne kelių metų, o matyti 14 metų atstumų, tai labai svarbu turėti tą užtikrintumą, patikimumą. Ne? Pavyzdžiui, KNX jau turbūt yra, aš tiksliai nežinau, bet jau turbūt virš 40 metų yra tikrai šitam standartui ir jis tik tai vystosi ir daugiau vis gamintojų pasijungia prie šios standartų. Taip, sistema plečiasi. Taip, šitas gana gajus mitas yra, ar išmanus namai neveiks dingus Wi-Fi, tai yra bevėliui internetui, arba turbūt galima sakyti tiesiog internetui, reiškia, kaip tuo metu veiks sistema. Ką darysiu, jeigu interneto tiekėjas turės problemų su ryšiu, ar ne? Tai KNX atveju tai namas kaip veikia, taip ir veiks, kadangi tai yra laidinė sistema, veikianti lokaliai, turinti savo taip vadinamas smegenis vietoje. Ir dingus internetui, vienintelis, ko jūs negalėsit padaryti, tai einamuoju momentu daryti pakeitimų. Atsiradus ryšiui tiesiog jūs prisijungsit ir toliau galėsit viską keisti, jeigu pagal poreikį. Techninių nesklandumų su ryšiais visada gali pasitaikyti, bet tai neturės jokios įtakos nei klimatui nustatytam palaikymui, nei apšvietimo valdymui ir panašiai. Čia matyt, galim du niuansus tokius užfiksuoti, kad jeigu jūsų sistema yra paremta bevėlių ryšių, tai jūs esate tada priklausomi nuo gero bevėlio ryšio veikimo. Todėl čia mūsų rekomendacija būtų rinktis laidinę sistemą, jūs eliminuojat vieną nepatikimumo elementą. Jeigu pas jūs yra laidinė sistema, tai jinai veikia lokaliai, nepriklausomai nuo išorinio interneto, jūs turite savo sistemą ir jinai neturi jokio ryšio su pasauliu, apart, kad galima prisijungti per nuotolį, per telefoną pažiūrėti ar pakeisti parametrus. Taip, priklausomai nuo sistemos, jeigu pasirinkus Wi-Fi pagrindų veikiančią sistemą, tai jūs turite tam tikrą riziką, kad prietaisai tarpusavy nebebendraus dingus ryšiui. Bet kaip ir minėjom, rekomenduojam turėti laidinę sistemą, kuri yra visapusiškai patikimesnė, ilgaamžiška ir jokie išorės ten atsiradę trukdžiai ryšio, gal ten kažkas pastatė bokštą nesenai prie jūsų namo ir tada prasideda kažkokie trukdžiai. Tai vienareikšmiškai laidinė sistema pranašesnė yra. Šiaip turbūt iš praktikos reikia paminėti, kad internetas pakankamai, ypač Lietuvoje, yra pakankamai patikimas, reiškia. Tačiau yra pas mus buvę tokių atvejų, kai ir mes tai sužinojom, kai klientai nebegalėjo prisijungti prie savo namo. Pasirodo, vienam rajone buvo nukirstas kabelis ir daugiau nei pusę dienos nebuvo interneto. Tačiau tai tik tai ir buvo ta problema, kad negalima buvo prisijungti. Pats namas veikė, visos sistemos veikė,
Gyvenimo kokybė nuo to nesuprastėjo tą pusdienį. Tai paneigiam ir šitą mitą tada. Taip, sekantis mitas yra dingus elektrai. Ar bus galima naudotis namais, ar bus galima gyventi tokiam name be elektros? Labai dažnas klausimas iš klientų, o kas bus su mano namu išmaniuoju, jeigu dings elektras? Tada klausim, kas būna su standartiniu namu, jeigu dingsta elektra. Tai gyvenam be elektros. Tai visiškai neįtakoja išmanaus namo kažkokio funkcionalumo persikrovimo, kad iš naujo reikėtų jį nustatyti. Tai paprastai tos jautriausios sistemos būna su nepertraukiamais maitinimo šaltiniais prijungtos ir ten iki trumpų elektros dingimų, tai tos sistemas net neišsijungia, jo veikia ir tiek ir praėjimo kontrolė, duris, elektrinės spynos, tarkim, netgi interneto ryšys lieka, jeigu reikia išsikviesti pagalbą ar dar kažką. Taip, kad dingus elektrai nėra jokių problemų ir nesiskiria nuo paprasto namo. Jeigu jau pusę dienos neturime elektros, tai gyvensim be elektros, sakykim taip. Bet jeigu jei gyvenam kažkur užmiestyje, kur dažnos gal ilgesnio elektros dingimo problemos ir visa kita, tai tam yra kiti sprendimai projektuojami, tada papildomai galima ar saulės elektrinės kaupimą energiją išnaudoti, ar generatorių prijungti. Bet vėlgi tai niekaip neįtakoja išmanaus namo galimybės, ar, tarkim, sugesti, ar kaip įsivaizduoja žmonės. Atsinaujinus elektros tiekimui, sistemos iš naujo užsikrauna ir būna visas funkcijas atsistato į prieš tai buvusią poziciją, sakykim taip. Matyt, dažnai žmonės tai sieja su įėjimo kontrolė, tai yra, jeigu yra panaudotos elektrinės spynos, įeiti pirštų antspaudo skaitytuvai ir kitos biometrinės nuskaitimo sistemos, kaip tuomet būtų, kaip pakliūti į savo būstą. Taip, jie įsivaizduoja, kad jeigu piršto skaitytuvas nebeveiks, tai man duris ir neatsirakins, nes jos yra elektrinės. Bet gamintojai apie tai žino ir pagalvoja ir visada yra funkcionalumas sudvigubintas, visada turit galimybę pasinaudoti spynos atrakinimu su paprastu raktu. Tai kaip ir paprastam name, sakykim, taip ir čia ilgai nebūnant elektros galima tiesiog atrakinti raktu ir įeiti į patalpą. Kalbant apie elektros, apie namo elektros tiekimą, tai dabar mes einame į naują sferą, sakysim, arba naują etapą, kai daugumoje būstų atsiranda saulės elektrinės arba matyt, artimoje ateityje atsiras elektros kaupimo sistemos, reiškia baterijos, ir tokiu būdu namų ūkiai tampa žymiai mažiau priklausomi nuo elektros tinklo. Tai yra, jeigu jūs turėsite visai nemažą kaupyklą, kas apsimokės, nes prasideda tam tikra prekyba elektra. Ir šitoj vietoje išmanios sistemos, matyt, irgi turi savo funkciją. Tai be abejo, kai, pavyzdžiui, dingus išorės elektrai, išmanus namo pagalba galima iš karto numatyti, kokios sistemos liks veikti, kurios įsijungs į taupimo režimą. Gal mums nėra būtinas didelis vėdinimo lygis, nesant išorės elektros tiekimui. Gal apšvietimas ne visur reikalingas, galima jį ir pritemdyti, sakykim taip. Automatiškai mes prailginam tų rezervinių baterijų, rezervinės elektros veikimo laiką. Tai turbūt galim pasakyti atvirkščiai, kad jūsų namas, išmanus namas gali geriau veikti be elektros iš tinklo ilgiau, reiškia, jūs galit patys
reguliuoti, kas jum yra. Taip, galite svarbu. reaguoti, tiesiog prisijungia, kadangi sakom, kad internetas nedingsta dingus elektrai, jis yra užmaitintas iš rezervinių šaltinių, tai jūs galite be problemų prisijungti prie namo sistemos ir atjungti dar papildomai, jeigu žinot, kad reikia ilgesnio laiko išnaudoti iš rezervinių išteklių. Gerai, judam toliau tada. Sekantis mitas yra išmaniųjų namų valdymui reikia turėti daug technologinių žinių. Žmonės galvoja, kad yra pakankamai sudėtinga valdyti išmanę sistemą. Per netrumpą jau išmaniųjų namų diegimo istoriją turbūt susidarė įvairių nuomonių. Gal tai yra kaltė dėl diegėjų tam tikro nekompetencijos buvimo. Viskas priklauso nuo pačio diegėjo ir programėlės, kuri yra naudojama tam namui valdyti. Mano nuomonė, kaip pardavėja, aš kaip sakau visada klientams, kad namas išmanus turi būti tiek, kad jūs turite nepastebėti, kad jis išmanus. Namas turi taikyti savo funkcionalumu prie kliento, prie gyventojo, o ne gyventojas kiekvienam žingsnė galvoti, kaip dabar man įjungti tam tikrą funkciją arba kaip suvaldyti kažkokį procesą. Tai namas turi už tai būti atsakingas. Tai kalbant apie sudėtingumą, technologinės žinias, tai tikrai to nereikia. Mes kaip diegėjai iš savo patirties sukonfigūruojame namą iš savo pusės pagal savo sugalvotą logiką, kuri pagal daugiametę patirtį pasiteisino. Matome, kad tai veikia. Tai, kaip pavyzdys, apšvietimo valdymo scenarijų galima sukurti labai daug, bet paskui žmonės jais nesinaudos. Tai mes nusprendę esam, kad tik pagrindinius išgryninę. Kaip vyksta valdymas, išmanaus namo valdymas. Sakysim, labai didelę įtaką valdymui turi pati valdymo programėlė. Ne? Ir matyt, renkantis yra svarbu atkreipti dėmesį, nes išmanaus namo įdiegėjai siūlo skirtingų gamintojų, skirtingų kūrėjų tas programėlės, ar ne? Ir jūsų namo valdymo sudėtingumas gali priklausyti nuo to, ką pasirenkat, ar ne? Tai šitoje vietoje yra svarbus niuansas renkantis pasižiūrėti, kaip ta programėlė veikia, kokio jinai yra sudėtingumo. Mes savo darbę dirbame su nemažai gamintojų programėlių ir galim paminėti, kad ne visos tikrai yra patogios. Esame atrinkę pačias, kurios yra supaprastintos, lengva naudojimo, pagrindinės funkcijos, tačiau pats gali vartotojas nustatyti visai nemažai padaryti. Taip, ir dar norėčiau papildyti, kad vartotojas dabar rinkdamasis sistemą ar diegėją, ar ne, visada gali paprašyti programėlės demonstracinės versijos, jas vienu metu įsirašyti, tarkim, į mobilųjį telefoną ir namuose neskubėdamas vakare pats palyginti jas. Dažnai pardavėjai ar diegėjai to nepamini, nežinau, ar nenori, kad su konkurentais palygintų ar kaip, bet iš tikrųjų ta galimybė yra ir gamintojai, kurie kuria tas programėlės, yra tai numatę. Jūs galite pilną funkcionalumą patys ištestuoti namuose, visiškai neskubėdami ir palyginti, užsirašyti klausimus, jeigu kyla kažkokios valdymo galimybių apribojimo klausimai ir taip toliau, tada kreiptis į pardavimo atstovą ir juos išsiaiškinti, nes dažnai klientai tą momentą praleidžia ir pamatot vizualizaciją vadinamą programėlę, tik jau visą sistemą įdiegus. Mhm. Ir čia matyt reiktų paminėti, kad turint išmanę namo sistemą, valdymas kaip tik tampa paprastesnis, todėl kad šiuolaikinis būstas, jis kaip bebūtų, turės išmanių įrenginių.
paprastas kondicionierius jau šiuo metu dažniausiai nėra paprastas, jau jisai yra išmanus, jisai turi savo programėlę. Rekuperatorius taip pat turės savo programėlę. Šiais laikais jau sunku gamintams kažką parduoti be žodžio savo produkto pavadinime išmanusis. Ar ne? Todėl visi kūrė programėlę, pultelį, nuotolinio valdymo ir panašiai. Ir vartotojai. Tai galutiniam variante vartotojai gaunasi keletas pultelių name, keletas programėlių, visos skirtingos logikos valdymo, skirtingi dizainai. Tai iš tikrųjų prisiderinti prie visų prietaisų valdymo, tai dar sudėtingiau negu išmokti vieną programą išmanaus namo. Taip, tai galėtumėm teikti, kad išmanių namų valdymas yra šiek tiek sudėtingesnis negu, sakysim, visai paprastos sistemos, kur nėra valdymo, tačiau jis yra bendrinis visom sistemom ir žmogui pripratus prie to, jisai viską labai lengvai randa, viską lengvai gali nustatyti, pasikeisti ir gali, jeigu turi ir kelis būstus, reiškia naudoti tą pačią programėlę, tos pačius nustatymus, tai tikrai yra patogus ir lengvas valdymas. Ir nereikia mokytis viso namo valdymo, užtenka vienos patalpos apšvietimą, klimatą, jeigu yra muzika ar ten dar kitos sistemos. Vieną patalpą išmokus, jau mes visam name galim naudotis tuo pačiu funkcionalumu, mokytis nebereikia. Mhm. Ir mes kviečiame išbandyti mūsų siūlomą Basalt gamintojo programėlę. Ją galima virtualiai išbandyti, matyti, kaip valdosi, kas matosi, kokie yra nustatymai. Taip, judam toliau. Ar išmanių namų technologija tinka ir butams? Ar tai yra tik tai namo sistema? Kalbant konkrečiai apie KNX sistemą, tai jie yra tokia universali, kad tinka ir butams, ir namams, ir netgi pramoniniams pastatams. Ne, tai butai neišimtis. Be abejo, visiškai tinka. Galima įsidiegti ją dalimis. Iš pradžių, tarkim, galima tik klimatą pasidaryti, po to prijungti esant norui apšvietimą, praėjimo kontrolę, užuolaidas ir panašiai. Tai taip, butams jį puikiausiai tinka. Čia matyt svarbu atkreipti dėmesį, koks yra požiūris. Pas mus yra klientų, kurie supranta, kad išmanioji sistema tai yra investicija kaip į nekilnojamą turtą, ar ne? Tai yra nekilnojamo turto dalis. Ir minėta KNX sistema leidžia ir daryti tą investiciją tam tikrais etapais, tam tikromis dalimis, nebūtina įsidiegti ją pilnai iki pabaigos, ar ne? Taip, sistema lengvai plečiama vėlesniuose etapuose, nusimačius laidus pagal norimas sistemas, galima kuo puikiausiai vėliau prijungti, tarkim, kondicionierių, jau gyvenant po visų remontų. Užuolaidas, spynas, praėjimo kontrolė, signalizacija prijungti ir panašiai. Tas gali būti etapais. Ką beje dabar jau šiais laikais pradeda ir vystytojai galvoti, ar ne, kad statant daugiabutį namą, pasiūlyti savo klientams jau su pradiniu butus jau paruoštus išmanumui ir ne su pradiniu funkcionalumu, tarkim. Vis viena rinkoje reikia išsiskirti kažkom. Tai vienas iš tokių privalumų vystytojams yra būtent pasiūlyti savo klientams išmanumui paruoštus butus. Ir tai matyti yra tendencinga, nes dabartiniuose būstuose jau yra daug galvojama ir apie gero klimato palaikymą, tai yra ir šildymas įdiegiamas, ir šaldymas numatomas, ir
rekuperacija ir gaunasi, kad paprastas termostatas ant sienos nebegali suvaldyti visų šitų sistemų. Ir čia atsiranda poreikis išmanumui, išmaniai tą sistemą suvaldyti. Ir gali būti, kad būsto pirkėjai gaus jau išmanios sistemos pagrindas, sakysim, valdyti klimatą ir po to galės prie tos sistemos prijungti dar minėtą apšvietimą, užuolaidas, integruoti apsaugos sistemas ir praėjimo kontrolę, piršto skaitytuvus, kas kaip reikės pagal poreikius, pagal savo galimybės. Tai būtent šitos sistemos tikrai yra patrauklios ir tinkamos. Taip, mitas paneigtas. Gerai, judam toliau. Na va, kaina. Ar išmaniųjų namų technologija yra brangi? Čia matyt labai visiems rūpimas klausimas ir matyt čia reiktų pakomentuoti. Kaip vertintumėm savo komfortą? Galima iš to požiūrį žiūrėti. Kaip vertintumėm investiciją į savo turtą, kuri ilgų laikotarpių išlaikytų savo vertę ar net keltų ją. Tai tas brangu ar pigu turbūt labai toks retorinis dalykas, kiekvienam gal vienaip ar kitaip, bet būtent tos sistemos privalumas yra, kad nereikia jos diegti viską iš karto. Galima pasirinkti tik savo bazinės funkcijas, kurios tau šiuo metu yra aktualios arba šiuo metu galima sau leisti finansiškai. Ir kaip ir prieš tai kalbėjom, tai tas sistemas galima plėsti vėliau. Jo, aš norėčiau šitoj vietoj užakcentuoti, kad rinkoje yra tikrai įvairių sistemų, yra dalinai išmanių sistemų, kurių negalima vadinti išmanių namų. Tai jos yra labai pigios, bet dažniausiai nėra patikimos, dažniausiai reikalauja perkrovimų ir panašiai. Tai šitoje vietoje reiktų kalbėti tik tai apie patikimas ir rimtas sistemas. Tai jos turi savo kainą, bet reiktų žiūrėti į tą kainą kaip į investiciją, nes ateityje visi nauji būstai bus išmanus ir jeigu jūs norėsite, kad jūsų būstas atitiktų tuo metinį standartą, matyti jau dabar reikia apie tai pradėti galvoti ir galvoti apie tą investiciją, kuri iš principo yra atsiperkanti, nes jūs turėsite komfortą, jums bus taupomi ištekliai per ilgą laiką, atsiperkamumas yra, bet auga pati būsto vertė. Jo, jis pats tiesioginis gal ir nėra toks labai greitas atsiperkamumas, bet kaip ir minėjai, kad būsto vertė po 14 metų išmanaus ar neišmanaus būsto kaina greičiausiai ir skirsis. Taip, ir čia verta paminėti, kad nėra lengva neišmanų būstą paversti išmanių. Reiškia, tai yra visiškai kito tipo instaliacija, reiškia, jums reikės perdaryti laidus. Todėl labai pasverkite, pasikonsultuokite, pagalvokite apie šitą dalyką, nes vėliau tai padaryti panašus atvejis yra kaip radiatorius pakeisti šildomas grindis. Jeigu pradžioj nesugalvojai, po to reikalingas didelis remontas. Energija. Ar išmanios technologijos suvartoja daug energijos pačios? Pati sistema, tai ne veltui yra silpnųjų srovių dalis, ar ne, tai kaip apsaugos signalizacija, kaip internetiniai ryšiai, tai taip pat ir valdymo sistema. Jo, matyt, išmanios sistemos patys komponentai yra elektroniniai komponentai, kurie neturi didelio energijos suvartojimo, turi tikrai minimalų. Iš kitos pusės jos nemažai sutaupo energijos, tai čia matyti reiškia, turbūt galėtumėm sakyti, kad atvirkščiai, kad
išmanios sistemos panaudojimas, tai jokiais būdais nesukelia energijos suvartojimo, jį gerokai sutaupys jums. Patys prietaisai sukuria daug daugiau naudos taupimo aspektų, negu suvartoja patys, sunaudoja. Šitoje vietoje gal yra ir tam tikrų pavyzdžių, kur ypatingai tai yra akivaizdu. Yra būtų, sakysim, Vilniuje, kurie neturi centrinio šildymo, ar ne, ir turi šildytis sava energetika, ar ne, reiškia, ir šitoje vietoje taupimas yra labai svarbus, ir čia išmanios sistemos puikiai atlieka darbą. Tokiuose būtuose labai dažnai būna, kad žmonės turi keletą šildymo sistemų, gali turėti ir tam tikrą malkinę sistemą, reiškia, kur pečiuką vadinama, krosnelę, gali turėti elektrą šildomus radiatorius ir elektrą šildomas grindis, ir matyt dabar jau jis instaliuoja šilumos siurblį ar kondicionierių oras. Tai išmani sistema šitoj vietoj puikiai įvertina, kuri energija yra pigesnė ir ką pirmą išnaudoti. Tai jeigu pakaitinam pečiuką, tai reiškia, tada yra nešildomi radiatoriai ar grindis ir panašiai. Tai šitoje vietoje yra didelis energijos taupimas, akivaizdus. Vėl dėl to, kad sistemos viena apie kitą žino. Taip, būtent tos, kad tai yra pilnai išmanios sistemos. Ar į išmanius namus yra lengva ar lengviau įsilaužti negu į paprastus namus? Čia tikriausiai galim kalbėti apie du aspektus, apie fizinį įsilaužimą ir kibernetinį įsilaužimą, ar ne? Tai fizinis, tai vis nieko nesiskiria nuo standartinės apsaugos sistemų. Priešingai sakyčiau, dar galima papildomai išnaudoti, jeigu standartiniam name mes galime sužinoti, kad vyksta, tarkim, įsilaužimas jau tik suveikus signalizacijai įlindus per langą ar įėjus pro duris, tai išmanios sistemos pagalba mes galime aptikti jau nepageidaujamą būvį į pačią teritoriją vos įėjus. Tada automatiškai pasinaudodami audio sistemą galime iš karto pranešimą kažkokį išsiųsti, galime šviesas visas įjungti ir panašiai. Taip išnaudodami bendras sistemas vienam tikslui atbaidyti tą nepageidaujamą kažkokį nepageidaujamą personą. Kalbant apie kibernetinį saugumą, tai labai platus paplitęs mitas, kad šiais laikais virusai, įsilaužėliai prisijungs, junginės mano sistemas, žiūrės per kameras ir panašiai. Bet gamintojai apie tai galvoja ir visų pirma, kalbant apie KNX sistemą, tai dabar yra secure šifruoto tipo protokolas ir prietaisai, kur jeigu ir pavyktų kažkam prisijungti sistemą, pačio prietaiso pavaldyti neišeitų, nepavyktų, nes jis yra šifruotas atskiru slaptažodžiu. Prisijungimai per nuotolį anksčiau vykdavo per VPN vadinamą tinklą šifruotą, tai reiškia, reikėdavo prisijungti kaip ir į namų tinklą virtualiai ir tada iš ten valdyti. Tai palikdavo kažkokią tikimybę, kad gal jūsų vietinis tinklas blogai sukonfigūruotas, ten vis tiek galėdavo kažkas nutikti nepageidaujamo. Šiais laikais rimti gamintojai jau turi savo vadinamas debesijos paslaugas, kurios ryšį užtikrina tiesiogiai per jų serverius, saugus šifruotas ryšys, sakykime, bankinio lygio. Taip kad įsilaužimo tikimybė yra minimali ir nieko ne labiau tikėtina, negu kažkas įsilaužtų jūsų telefoną ir panašiai, ar namų kompiuterį.
Iš principo vartotojas visada turi galimybę, aišku, nejungti savo išmanios sistemos prie interneto, jeigu mano, kad yra tam tikra rizika. Iš kitos pusės nelabai daug ką tas įsilaužėlis ir gali padaryti, ta prasme labai naudos gauti negali, pakenkti, matyt, tam tikrais būdais gal būtų įmanoma, bet jisai toksai... temperatūrą išreguliuos, ten šviesą įjungs naktį, bet jeigu tai būtų teoriniam lygyje. Kitas dėl saugumo gal šiek tiek irgi, kitas aspektas dėl saugumo kuo klientai kartais abejoja, ar negalės patys integratoriai darbuotojai prisijungti, jiems nežinant. Tai konkrečiai mūsų Bazalte programėlės atveju, tai gamintojai taip pat apie tai yra pagalvoję. Tai diegimo momentu mes taip jungiamės ir dirbam per nuotolį iš savo biuro, bet pabaigę visas sistemas konfigūruoti, paleidę sistemą pridavę klientui, mes parodom, kad yra mygtukas, kuris suteikia arba atima galimybę mums prisijungti prie jūsų sistemos. Tai tas yra patogu vartotojui. Jeigu jam iškyla kažkokia problema, techninė problema, jis gali paskambinti mums, pats programėlė suteikti mums leidimą prisijungti. Taip gali vartotojas pats kontroliuoti, kada diegėjas gali prisijungti prie jo sistemos ar negali. Tai čia irgi saugumas pilnai garantuojamas. Taip, ta prasme, turbūt galim konstatuoti, kad čia yra labiau teorinis klausimas negu realiai praktinis ar kažkoks realus. Jau mes dirbam su šitom sistemom virš 15 metų ir jokio atvejo nėra buvę ir manau, kad ir neturėsime. Nu ir ką, artėjom prie paskutinio mito, kuris yra toksai koncepcinis, ar išmanūs namai nėra tiesiog laikina mada? Žiūrint plačiau, tai pirmieji išmanūs namai turbūt pasirodė su KNX protokolo atsiradimu ar ne pasaulyje. Lietuvoje jau patys diegėme, kaip minėjai, virš 15 metų namus, tai visai nepanašu į laikiną madą. Ir kalbant apie ateitį, kad ateityje greičiausiai bus visi būstai išmanūs, tai čia gal sulyginčiau, kaip ir pirmiausia reikėjo pasiekti energetinio lygio tam tikrą ribą, ar ne, kurie atėjo kaip ir reikalavimus, kad A++ namai turi būti energetiškai efektyvūs. Tai anksčiau ir vėliau bus tikriausiai reikalavimas ir kad tas išmanumas būtų įdiegtas naujose būstuose. Jo, galim sakyti, kad jau 50 metų jie yra diegiami tie namai ir prieš 50 ar 40 metų tas klausimas buvo gal, sakysim, aktualesnis, ar visgi tos technologijos pasiteisins, bet jos, kaip sakyti, išliko, tobulėjo ir matyt labai sparčiai artėjam prie to momento, kai to klausimo nebus. Aš šitą net klausimą gal palyginčiau, kai atsirado automatinės greičių dėžės automobiliuose. Matyt, panašiai buvo, ar tikrai čia reikia, ar tikrai čia efektyvu, ar čia taip patogu, bet brangu, ir panašiai, daugiau kuro ten naudodavo ir panašiai. Bet technologija pati patobulėjo ir to klausimo nebeliko. Tai matyt ir šitoj vietoje mes judam su technologijos tobulėjimu ir vis daugiau sistemų yra apjungiamos į vieną ir vis didesnė nauda, tai matyt čia kelias tik tai vienas, reiškia, kad vis daugiau ir daugiau tų būstų. Ta supranta ir pati rinka, ir patys gamintojai. Ir dabar
gamindami kažkokią inžinerinę sistemą, jie visada galvoja, kad būtų galimybė prijungti į bendrą valdymo sistemą, nes kitaip bus nekonkurencingi. Tai reiškia, jie žiūri į ateitį toliaregiškai ir nekvestionuoja, kad išmanumas bus kaip standartas ateityje. Mhm. Nu tai ką, mes čia perėjom per 10 pačių, matyt, populiariausių išmanių namų sistemų mitų, jos padiskutavom, matyt, dauguma jų iš tikrųjų yra mitai. Tai norėčiau paminėti, kad mūsų įmonė plačiai dirba su šitom išmanių namų sistemom. Esam padarę virš 300 jau projektų ir matome, kad žmonėm kyla įvairių klausimų, abejonių. Tai jeigu taip yra, tai prašom ar rašyti, ar tiesiogiai kreiptis, mes konsultuojam, turim galimybės viską jums pademonstruoti, parodyti mūsų showroome, tai kviečiame ir ką, norim paminėti, kad ateitis yra išmani ir dabar reikia jau pradėti ruoštis tam. Taip, kviečiam pagalvoti apie tai. Tai ką, ačiū ir iki. Iki.